pirkimų kontrolės procese ypatingai svarbu suderinus pirkimų planą, agentūrai teikti dokumentus nustatytą tvarką ir terminais. Tai yra ypatingai svarbu teikiant ir rengiant mokėjimo prašymus, kuomet yra deklaruojamos išlaidos susijusios su pirkimo dokumentais, pirkimų procesais ir tie dokumentai turi būti pateikti iš anksto agentūrai savalaikiai suderinant dokumentaciją. Rengiant lygiai tos pačius pirkimo dokumentus svarbu tinkamus ir objektyvius nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, kurie būtų tikslus, aiškus, objektyvus ir nediskriminuojantis svarbiausia kitų tiekėjų atžvilgių. Tai šitoj vietoj agentūra kreipia ypatingą dėmesį į šių reikalavimų formulavimą ir taiko tiek rekomendacijas, tiek siūlymus, jeigu tai yra derinimas iš anksto tų dokumentų. Lygiai taip pat atlikus pirkimo procedūras ir išrinkus nugalėtoją yra pasirašant sutartį, labai svarbu yra išlaikyti sąlygas, kurios yra nustatytos pirkimo dokumentuose, kurios negali keistis. Išskyrus išlygą, kuomet yra vykdomas dėrybos ir dėrybų būdu su atrinktais tiekėjais, su visais tiekėjais, kurie atitinka minimalius reikalavimus, yra galimybė dėrėtis dėl geresnių techninių, ekonominių, teisinių sąlygų, siekiant ekonomiškiausių pasiūlymo. Ir agentūra vėlgi privalomai dar primena, kad tokius dėrybų susitikimus būtina yra protokoluoti raštu ir pateikti be abejo agentūrai. Lygiai taip pat kaip ir visa kita dokumentacija, agentūrai turi būti teikiama lietuvių kalba. Jeigu tai yra užsienio tiekėjai arba dokumentacija yra užsienio kalba parengta, tai turėtų būti atitinkamai vertimai į lietuvių kalbą. Rengiant konkursus ypatingai svarbu yra publikuoti viešai skelbimus. Tam yra struktūrinės paramos tinklapis sparama.lt, kuriame yra sukurta platforma talpinti skelbimus. Tai yra prievolė ir reikalavimas. Ta būtina atlikti. Agentūra šitoje vietoje daro visas pastangas, kad būtų kuo mažiau pažeidimų ir yra parengusi tipinių dokumentų formas, pavyzdžius, kurie tikrai pasitarnauja projektų vykdytojams ir papildomai rekomenduojame ir skatiname juos naudotis, kurie yra patalpinti mūsų agentūros tinklapyje.